Sveiki. Šiandien vėl žiniose mes, Arbaletas Bledziukinas ir Svetlanas Alkaponė. Malonu. Hogwartse į pensiją išėjo Dumbledore. Todėl dabar ieškomas senukas panašus į kalėdų senelį. Jūsų žodis? Dėkui. Andrius Kubilius, kaip ir žadėjo, padidino pensijas. Padidinta suma 17 centų. Mūsų kalbinti pensininkai teigia, jog šios pinigus išleis atostogoms užsienyje. Dauguma pensininkų teigia, jog pasirinktų Ibizą, Havajus ar Ibizą. Lietuvoje artėjančio nekrofilų paradui valstybė skiria 34 milijardus litų. Didžioji dalis pinigų skirta kapinių apsaugai. Paradas įvyks vasario 33 Balbieriškyje. Neseniai Lietuvą sukrėtęs banko Snoras bankrotas pasiekė apogėjų. Banko savininkas, pamiršau vardą, prasitarė, jog žmonių indėliai nebus grąžinti, nes, kaip sakė ponas Bevardis, ne piniguose laimė. Šitą istoriją tokia sukrėtė. Lietuvoje įvykus tragedijai šią žiemą sudegė 30 hektarų miškų. Todėl Amerikos prezidentas Džordžas Vašingtonas pasakė, kad Šri Lankoje pabrangs internetas. Dėkojame. Dabar mes žodį perduodam Ciberzoliui. Sveiki, kaip ir kiekvieną savaitę, čia kriminalai jūsų namuose. Pradėsime nuo eismo įvykių. Šią savaitę kelyje Vilnius-Kaunas žuvo 12 žmonių, o kelyje Kaunas-Vilnius 3 žmonės pasveiko nuo vėžio ir 4 nevaisingos poros susilaukė vaikų. Statistiniais duomenimis įrodyta, kad geriau nevažiuoti pro ar į Kauną. Jei gyvenate Kaune, patartina susirūpinti dėl savo saugumo. Sekmadienį 12 val. Pagiriuose prie užkampio aludės išprievartauta 98 metų moteris. Tikriausiai netyčia. Nusikaltėlis tvirtina esąs nukentėjusios vyras, vykdomas iki teisminis tyrimas. Pirmadienį 5 val. Ryto Bezdonyse užkostytas negyvai žmogus. Nusikaltėlis spėjo pabėgti iš įvykio vietos praėjus 47 valandom iki kol prisistatė policija. Dabar nusikaltėlis yra ieškomas, kol bus surastas. Nusikaltėlio fotorobotas. To apibūdinsiu. Veidas, rankos, kojos. Kokių debilų ten klausia, kaip jis atrodo? Tęsime žinias. Rupūžylyje moteriškė apkaltinta raganiavimu ir sudeginta pečiuje. Moteris pečiuje rasta dar gyva, todėl pareigūnai nusprendė, kad jinai yra ragana, peršovė į galvą bei su mediniu kuolu persmeigė į širdį. Dabar moteris guli Santariškių ligoninėje, laukdama tolesnių kaltinimų. Kas rašo šitos reportažus? Ir paskutinis šio vakaro kriminalas. Kaune pastebėtas neatpažintas skraidantis objektas arba NSO, vykdomas ikiteisminis tyrimas. Tiek šios savaitės kriminalų jūsų namuose. Su jumis buvo Ciberzolius Liubripokebavičius, antrasis. Žodį perduodu Mantui Kušiui. Sveiki, su jumis aš, Mans Basketbols, ir čia vakaro sporto naujienos. Toronto Raptors pasirašė 2 metų sutartį su ilgalaikiu Laisvės gimnazijos puolėju Edgaru Rusovičiumi. Lietuvis per 2 metus uždirbs $0,25 eurų. Puolėjas netvėrė džiaugsmu ir pasakojo, jog uždirbtus pinigus paaukos 4 Maksimos statyboms Naujojoje Vilniuje. Iga Lukjanov pagerina pasaulio degtinės gėrimo rekordą. Litrą degtinės išgėręs per 4,20 sekundės. Taip pat Bostono Celtics po 7 pratęsimų pralaimėjo Prienų Rūdupiui rezultatu 4-3. Aš atsisveikinu, o dabar su jumis Naglis, Šulinys ir orai.